dar gerbėmiai televizijos žiūrovai, labai džiaugiuosi, kad esate labai pastabūs, skambinote šiandien man labai daug skambučių per reklaminės pauzes ir klausėte, kur dingo ten nuo sienos, kur kabojo Šventos Rūtos ir Švento Andriaus portretas. Tai noriu papasakoti, kad ten šiandien svečiuojasi, nes jos gimimo diena, mūsų mieloji Kristina, mūsų siela, ir mes sveikiname ją su gimimo diena. Tarp kitko, šokėjai mūsų ją vadina mama. Taigi, Kristinute, šiandien jūs mūsų altoriuje. Ir dar, gerbiami žiūrovai, visą laiką manęs klausinėjote, ką reiškia tie du už mano nugarų su tom raudonom kepuraitėm. Tai viskas labai aišku. Jeigu jūs greitai skubėsite pasiskiepinti nuo gripo, poliklinikoje jums išduos tokias žavingas kepuraites, kad jūs sveiki sutiktumėte Kalėdas ir naujos metus. O jeigu jūs neisite ir slėpsitės, kaip šitas berazumis po šitą savo kiautų, jūs tikrai susirgsite ir kitą sekmadienį. Ačiū, Vyteni. Ačiū, Vyteni. Na, o pats metas pasižiūrėti.